Propeleris LT pristato. Jei neklystu, atsisakė galinis filtras. Galim pasižiūrėti, kas nutiko bolidui. Puikiai matysis. Šardysim. Šiaip visiems linkėjimai iš Lyvo dykumos. Čia vyksta Abu Dhabi Desert Challenge lenktynės. Šiandien šokinėjau per dar didesnius tramplynus. Ir kokiais 3 metrų aukščio stačias kopas ir leisdavus iš kokių 5 metrų aukščio, kai mašina pakilo. Dauguma skrydžių buvo visai sėkmingi, pavyko suvaldyti automobilį taip, kad leistųsi ant pilno, ant visų 4 ratų. Tai mini komanda ploja visą fūroje atsistojusi, pamačiusi tuos skrydžius sėkmingus. Gerai, žiūrim dabar, ką turim. Išlūžo. Matot, štai čia išlūžo laikiklis amortizatorių ir traukių. Pakeisiu, turiu karboninį. Ir iškrito, kai išlūžo, iškrito pusašis, kurį aš turiu štai čia. Jis dedasi čia ir varo ratus galinius. Taip, tai matot dabar, ne? Kame bairis. Dėl to, kad šiek tiek per stačiai atbulas nusileido ant dešinę pusę. Ant dešinės pusės gavo krūvį į dešinį ratą ir va taip išlūžo. Laikiklis šitas plasmasinis. Žiemą tokie bairiai labai nutikdavo, ypatingai kai sušalusi plasmasė, bet šiandien Lyvo dykumoje 30 laipsnių, net ir dabar vakare. Galvau, tokių bairių nenutiks, bet kadangi į vieną pusę smūgis nuėjo. Šiaip visai neblogas iš tikrųjų modelis. LRP Monster Truckas 1:10 mastelio iš Propelerio LT. Kas man jame patinka, kad detalės pakankamai nebrangios, nes kokį be nusipirksit, dalių reikės, jeigu